Diena, šiandien mes čia susirinkome, kad pasakytumėm vyriausybei, įsivertinkite viešuosius finansus prieš siūlydami didinti mokesčius. Mes pristatysime beveik 32 000 Lietuvos piliečių kreipimąsi, reikalaujantį tą padaryti. Jeigu maišas kiauras, tai kiek mes ten bedėtumėm, viskas išbirės. Užsiūkime pirmiausiai skyles. Jeigu negalime rasti 680 milijonų ištaškytų neaišku kur, tai sugalvojame nuskriausti žmonės ir sustabdyti ekonomiką, kad tuos pinigus surinktum. Mūsų valstybė nesimoko iš klaidų. Šitą visą finansų jovalą teikia diletantas. Chemijos ir teisės išsilavinimą turintis ministras, kuris jau 2 sykius įrodė savo nekompetenciją, brangiai kainavusią Lietuvos ekonomikai. 2008 metais ministras Šadžius teigė, kad jokia finansų krizė Lietuvai negresia. Kitais metais Lietuvos ekonomika krito 15%. 2014 metais ministras Šadžius tikino, kad įvedus eurą kainos nepadidės. Žinome, kas įvyko po to. Vyšnios ant torto yra neaiškumai biografijoje. Baigęs Lomonosovo universitete chemijos fakultetą 1983 metais, veikė paskui Rusijoje 6 metus neaišku ką, žinome tik tiek, kad 1989 metais jis įstojo į Sovietų Sąjungos komunistų partiją. Dar prisimename, kad Šadžiaus senelis 1940 metais vadovavo lito sunaikinimui ir Lietuvos banko nacionalizavimui, kolaboruodamas su okupantais. Paprašysime pristatyti finansinę situaciją buhalterių ir auditorių asociacijos vadovės Daivos Čibirienės. Prašom. Labas rytas visiems. Aš norėčiau pristatyti jums 2025 metų gegužės 15 dienos valstybės kontrolės išvados apie 2024 metų, praėjusių metų Lietuvos valstybės finansinės ataskaitas. Iš tos išvados aš norėčiau atkreipti dėmesį tik į 2 dalykus. Šiaip yra 3 svarbus dalykai, bet atkreipsiu dėmesį tik į 2. Tai pirmas dalykas tai yra 0,7 milijardų išlaidų paskirties, dėl kurių valstybės kontrolė negalėjo patvirtinti, ar jos patirtos pagal nustatytą paskirtį ir dėl ko jos patirtos. Todėl valstybės kontrolė pasakė, kad dėl šito bus daroma klaida, klaidingai vertinant, planuojant kitų periodų lėšas ir biudžetą. Ir jeigu būtų atidžiai skaičiuojamos valstybės lėšos, būtų galima nustatyti, ar iš viso buvo reikalinga išleisti tuos 0,7 milijardo eurų, ar yra įmanoma sumažinti ateities išlaidas būtent šią sumą. Ir sumažinti, o jeigu mes sumažinam, tai vadinasi galime jas ir perkelti gynybai. Tai ši valstybės kontrolės pastaba sako, kad būtina išmokti susiskaičiuoti išlaidas, jei norime būti tikri, kad užtektų lėšų gynybai. Galime didinti surinkimą, skurdinti gyventojus dideliais mokesčiais, bet tikslų nepasieksime, jei ir toliau bus švaistomos surinktos lėšos be nustatyto tikslo. Kas metai valstybės kontrolė rašo apie didelės patirtų išlaidų sumas, apie kurias jinai negali pateikti nuomonės, negali patvirtinti jų teisingumo ir tikslingumo. Ir iš tikrųjų manyčiau, kad pirmiausia šalies užduotis būtų tiesiog susiskaičiuoti pinigus, nes dabar valstybė elgiasi kaip ta pagyvenusi močiutė, kuri turi paslėpusi daugybę kampų po kelis tūkstančius eurų ir sako, aš neturiu pinigų, duokite man dar daugiau pinigų, bet jeigu atlikus reviziją, tai pasirodo, kad močiutė pas mus yra milijonierė. Tai lygiai tas pats su šalies finansais, jeigu taip paaiškinti žmonių kalba, jie yra nesuskaičiuoti, mes nežinome, kiek iš tikro turime pinigų.
Antras momentas, į ką norėčiau atkreipti visų dėmesį, tai į valstybės pažangos ataskaitą. Valstybės pažangos ataskaita analogą, kadangi tai yra vienintelė tokia ataskaitos forma Lietuvoje, tai aš analogą prilyginčiau kaip privačios įmonės metiniam pranešimui, kuri daro vadovybę akcininkams atsiskaitant apie pasiektus tikslus ir pagal kurią yra sprendžiama, kur įmonė žygiuojama. Tai valstybės pažangos ataskaita Lietuvoje jau egzistuoja kaip tokia 2 metai, jinai ne šiaip sugalvota, jinai sugalvota tam, kad 3 pagrindinius tikslus paminėsiu, tai stebėti pažangą, analizuoti, kaip vystosi įvairios sritys, ekonomika, švietimas, ar judama numatytų tikslų link, ar teisingai žygiuojame, ar teisingų kelių žygiuojame. Antras būdas, tikslas yra įvertinti efektyvumą, ar valstybės politika ir priemonės duoda norimą rezultatą, ar mūsų sugalvoti įvairūs teisės aktų pakeitimai atliepia mūsų galutiniams tikslams, ar jie jų nesugriauna. Ir trečias, kurį taip net ir paryškinau, norėčiau atkreipdėmėsi, tai pateikti duomenis sprendimų priėmėjams apie reformų poreikį. Reformų poreikį tai reiškia apie kardinalius pakeitimus teisėkūroje, šalies valdysenoje ar mokesčių surinkime. Tai dabartinė padėtis yra tokia, kad valstybės pažangos ataskaita yra neaudituota, auditoriams nebuvo pateikta, audito pradžio iš viso jinai nebuvo pateikta, po to audito eigoje buvo pateikta juodraštinė versija, kuri buvo parengta ne pagal tikrus skaičius, bet pagal valstybės duomenų agentūros statistinius duomenis surinktus iš įmonių apie jų būklę ir, kadangi šalis konsoliduoja šalies finansus, tai iš jų galima daugmaž nuspėti ir šalies padėtį. Nors valstybės kontrolė būtent paminėjo, kad jinai turi būti sudaryta kaip įmanoma daugiau remiantis faktiniais duomenimis. Tai, žodžiu, šiemet vėl turim tokią situaciją, kad valstybės pažangos ataskaita galimai bus nupiešta, jos duomenys netvirtina valstybės kontrolė, jų negali patikrinti, net jei neduodama jų patikrinti galutinių duomenų ir mes nežinome, kur žygiuojame. Tai dėkoju visiems už dėmesį ir kantrybę ir perduodu žodį kitam pašnekovui. 31 752 Lietuvos piliečiai pasirašė reikalavimus, kad būtų mažinamas biurokratinis aparatas, užuot apkraunant gyventojus naujais mokesčiais. Šios reikalavimus pristatys šios iniciatyvos autoriai Dobilas Sinkevičius ir Artūras Orlauskas. Prašom. Sveiki, mėly žiūrovai, sveiki žurnalistai. Tai taip, esu Dobilas Sinkevičius, vienas iš iniciatyvos nt-mokesčiams.net.lt autorius. Kaip ir minėjo gerbiamas Seimo narys, per mėnesį laiko buvo surinktas 31 752 parašai. Apie 90% iš čia pasirašiusių žmonių sutiko pasidalinti savo kontaktu. Kodėl mes to prašėme, šiek tiek aš vėliau. Tai trumpai pristatant, noriu pradžioje padėkoti gerbiamiems Seimo nariam, kurie atsižvelgė į 10 000 žmonių reikalavimą ir priėmimus į Seimą, spaudos konferenciją, priima šios parašus ir rengia atitinkamus teisės aktus tiek vyriausybė, tiek Seimui, tiek organizuos tam tikrus pasipriešinimus Seime prieš mokesčių kėlimą. Apie ką šie parašai? Šie parašai, žinoma, prasidėjo jų banga, jeigu taip galima pavadinti, nuo nekilnojamo turto mokesčio įvedimo. Tačiau pirmoje eilutė čia įrašyta, prašome ieškoti vyriausybės kitų išteklių, o ne mokesčių kėlimų. Kalbama apie visus mokesčius apskritai, ne tik tai nekilnojamo turto mokestį. Maža galbūt pergalė, tai yra jau baigus rinkti šios parašus ir pristačius juos visuomeniai praeitoje spaudos konferencijoje, vyriausybė atsitraukė nuo pradinio nekilnojamo turto mokesčio projektų, kur būtų išplėstas didžiulis mokesčių mokėtojų būrys. Ir jeigu nebūtų šių parašų, jeigu nebūtų žmonės į mitingus, jeigu
mes nebūtume paskatinę šių žmonių, kurie rašėsi kreiptis į savo apygardose išrinktus Seimo narius, patikėkite manim, rytoj būtų balsuojama dėl pačio žiauriausio nekilnojamo turto mokesčio Lietuvoje per paskutinius 30 kelis metus. Tai tokia maža pergalė. Tačiau per daug nesidžiaukime, mūsų laukia daugybė kitų mokestinių pakeitimų, pradedant pridėtinės vertės mokesčio lengvatų panaikinimu, baigiant gyventojų pajamų mokesčio, cukraus mokesčių ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Apie ką šie parašai, jeigu mes kalbame apie nekilnojamo turto mokestį, ką nori pasakyti čia pasirašę žmonės? Praeitais metais, 24 valstybė surinko 14 milijonų eurų per metus iš nekilnojamo turto mokesčio fiziniam asmenim. Tai be galo maža suma, kad ją galėtume pavadinti kaip nors reikšminga ar įtakinga valstybės gyvenime. Kaip ir jau minėjo gerbiamas Seimo narys, mes nežinome, kur dingo po valstybės audito 700 milijonų eurų. Tai yra oficiali valstybės audito ataskaita. O po kiek mes statome 12 tūkstančių už kvadratą angarus krašto apsaugos ministerija? Energetikos ministerija virš 300 milijonų biudžetas įsteigta 2008-2012 metų kadencijoje prie Kubiliaus vyriausybės, kuri turėtų jau būti atlikus savo darbą ir jos nebūti, šiandien turi didžiulį finansavimą, o kalbama dar apie vienos ministerijos įsteigimą. Tai yra 100 milijoninės sumos ir palyginkite čia šalia 14 milijonų surenkamų iš nekilnojamo turto mokesčio. Valstybėje pinigų reiškia yra ir šie nieko negelbėja. Šitas mokestis nekilnojamo turto, turiu omenyje, nėra finansinis mokestis. Tai yra ideologinis mokestis ir ta ideologija žodis į žodis aprašyta 1848 metų išleistame komunistų partijos manifeste. Tai yra Karlo Markso ir Engelso veikalas. Ten pirmiausiai nusitaiko komunistai į žmogaus nekilnojamą turtą ir jo nuosavybę. Štai apie ką yra šie mokesčiai nekilnojamo turto, tai yra ideologiniai. Ir kaip tokius mokesčius teikia ne kas kitas, o 14 metų buvęs komjaunuolis, 88 Maskvoje stojęs į komunistų partiją ir įstojęs 89, grįžinėjęs į Lietuvą tik tais tuo metu, ir čia buvo priimtas, aš pacituosiu, Lietuvos komunistų partijos Vilniaus Lenino rajono komitetą. Tai tokie žmonės, kaip teikia mokestinius pakeitimus tiesiai nusitaikytus į nekilnojamą turtą, mes suprantam, kuo tai kvepia. Ir 90 metais žmonės paskelbė nepriklausomybę būtent nuo tokios ideologijos, kuri taikosi nekilnojamo turto mokesčius, ir jis įrašė į Konstituciją, kad asmens turtas yra neliečiamas. Tai yra viena. Apie kitus mokesčius trumpai. Kada mums pasako, kad reikia pinigų, tai, aš čia savo nuomonę pasakysiu, mes girdime, reikia pinigų. Tarsi super tėvelių ar super mamyčių nutukęs vaikas prie limonadų skyriaus, prie saldiklės prisotinto limonado, verkia dėl to, kad jam neduoda kažkas pinigų ant naujo puslitrio Prime ar kažkokio kitokio tai limonado. Reikia pinigų. Žiūrėkite, mėly kolegos. Čia aš turiu Norvegijos vieno iš piliečių pavyzdinę ataskaitą, ką gauna kiekvienas žmogus apie jo mokesčius. Čia parašyta, jūs alga buvo tokia, jūs išleidote mokesčių tiek ir tiek. Iš jų 8% nuėjo į gynybą, 6% švietimui, 5% sveikatos apsaugai ir panašiai. Kiekvienas žmogus žino, kur yra išleidžiami jo pinigai, gryna ataskaita. Ir jeigu mes pasiskaitom krašto apsaugos eilutę, prašau. Čia tik tais vienas straipsnis, viena dalis, 62 puslapiai, kam Norvegijai reikia skirti krašto apsaugoje pinigus. Ir čia mes galėtume skaityti ir kiekviena eilutė pagrįsta. Čia reikia tai tyrimams, tai institutui, tai NATO pervedimas, tai savivaldybėm, mokymams ir panašiai. Kiekvienas centas pagrįstas. Dabar pasakykite man Lietuvoje, kam jums reikia tų pinigų? Kaip sakot, neįvesit nekilnojamo turto mokestį, tarsi dalis savivaldybei už šaligatvius, už kuriuos mes nesusimokėjome. Taip sakė
finansų ministras. Susimokėjome, gerbiamas ministrė, susimokėjome mes už šaligatvius. Visi mokesčių mokėtojai sumokėjo už šaligatvius. Ne kažkas, tai ne iš oro jie nukrito, kaip ir už jūsų algą, kuri pakilo nuo 5100 su viršaus iki beveik 8000 dabar per metus. Ir sumokėjom ir už tą algą, ir už jūsų viceministrų, ir už kabinetus jūsų sumokėjom, jų šildymą ir panašiai. Ir mes mokame ne tam, kad jūs ateitumėt ir pasakytumėt, kaip tas mažas vaikas, aš noriu dar. Dirbkite, mėly kolegos. Aš girdžiu, kad jums reikia pinigų, bet aš negirdžiu, ką jūs darote. Tik ką kalbėjom apie netrastus, dingusius pinigus, mes kalbame apie didžiulės išlaidas biurokratijai. O ar jūs padarėte ką nors, kad sutaupytumėte? Kad rastumėte tos 700 milijonų, kad iš 7% BVP, kuris yra šešėlyje, ištrauktumėte nors dalį. Ar jūs pasiekėte kažkokiu tai pavyzdžiu, kuris yra dabar Amerikoje, kur kiekvieną dieną skelbiama, kiek vyriausybė sutaupė milijardų? Na, pas mus galėtume pradėti nuo 10 milijonų, nieko negirdžiu. O ar bandėte pagalvoti apie tai, kaip pinigus uždirbti? Pavyzdžiui, Ignitis 95 milijonus dividendų pernai išmokėjo, iš kurių daugiau negu 20 nukeliavo kur? Kažkur į Ameriką, nukeliavo į Jungtinę karalystę, tai yra vadinami tarptautiniai investuotojai, kažkur tai nukeliavo į šiaurės šalis, visiškai nelieka Lietuvoje. Už elektros tinklus ir jų visus laidus ir skirstimą sumokėjo tai mokesčių mokėtojai, Lietuvos mokesčių mokėtojai, o dividendai keliauja kažkokiems tai tarpininkams. Ir Ignitis yra tik tai vienas iš jų, kurio tik dalis priklauso valstybei. Kiti du energijos ne vat tai tiekėjai, nors jie jokios tos energijos tik tai skirsto ir pasiima tarpininkavimo paslaugų mokestį, taip pat uždirba milijonus. Tai ar bandėte uždirbti? Aš jau nekalbu apie Belkaltrašių uždraudimo tranzito per Lietuvą, kur milijardai nukeliavo ne kažkam kitam, o Rusijai. Ar politikai, ar jūs ir su savo turtu taip elgėtės, taupyti netaupote, savo pajamas atiduodate kam nors kitam, o po to iš kaimynų ar iš kažkieno tai prašote, duokite dar. Aš labai abejoju ir šitie parašai surinkti ir šitie piliečiai pasirašė, puikiai tai supranta ir mato. Pabaigai, ką norėčiau pasakyti, šita akcija tai yra tik tai etapas. Mes rinkome mėnesį parašus, rytoj yra balsavimas dėl nekilnojamo turto mokesčio, mes kaip ir žadėjome, juos pateikėme išvakarėse Seimo nariam, kad pasakytume, ką žmonės apie juos galvoja ir kas stebi. Tolimesni veiksmai, čia matote svetainę, ntmokesčiams.net, ten jau dabar rasite tautos kabutėse didvyrius, kurie balsavo už nekilnojamo turto mokesčio padidėjimą, rasite jų vardus, pavardės, partijas iškeltas, išrinkimo būdą apygardoje ar pagal sąrašą, taip pat elektroninį paštą. Galite jam parašyti laiškelį padėkos ir pažiūrėsime, kaip jie balsuos dabar, ne tik tai dėl nekilnojamo turto mokesčio, bet ir dėl visų kitų. Mes pažadame, kad viešinsime, visi žmonės, kurie pasidalino kontaktu, gaus asmeniškai ir ne tik tais. Mes, įsivaizduokite, virš 1000 žmonių pasirašė iš Plungės ir kaip virš 1000 žmonių į savo pašto dėžutes gaus jūsų balsavimo rezultatus ir būtent Plungė išrinkto Seimo nario Domarko, kuris balsavo už nekilnojamo turto mokesčio padidinimą ir mes paprašysime, kad jie pasidalintų savo socialiniuose tinkluose. Patikėkite manim, neliks ne vienos trobos plateliuose, kuri nežinos, kai balsavo jo Seimo narys. Ir tai bus ne tik tai šią savaitę ar kitą, mes tai padarysime prieš rinkimus. Ir jeigu reikės, mes išnešiosime į kiekvieno gyventojo pašto dėžutės ataskaitą, kaip jūs balsavote, kaip jūs pasisakėte ir ką jūs planuojate daryti toliau. Tai liečia visus Seimo narius, tiek balsuojančius vienaip, tiek balsuojančius kitaip. Mes turime labai daug priemonių, kaip parodyti šios tautos didvyrius. Ir šita akcija tęsis ir tęsis tol, kol jūs, atsiprašau, darysite nesąmonės. Ačiū uždėmesį. Tai gerbiamas Artūrai, pratęskite. Aš trumpai dar tada prisijungsiu. Iš tikrųjų, manau, kad įvertinus visą tai, kas pasakyta ir kas į viešoje erdvėje viešai žinoma, jau reikėtų realiai pradėti diskusiją apie finansų ministro tinkamumą užimtom pareigom. Visų pirma, man labai keista, kaip jisai klaidina ir savo partiečius, socialdemokratus, nes susitikimo Panevėžyje su socialdemokratų rinktais
vienmandatininkais metu penktadienį paaiškėjo, kad Seimo nariai nežino nieko apie tai, kad 700 milijonų per metus nežinia, kur pradangintų pinigų. Jie nežino apie tai, kad pakėlus dizelino akcizą planuojamas minus valstybei 100 milijonų kaip minimum pajamų minus. Jie nežino apie tai, kad 15 milijonų nudanginta kultūros ministerijai pinigų. Buvęs ministras net nežino, kur tie pinigai. Jie nežino apie tai, kad nupirkus perteklinį skaičių vakcinų pradėtas ikiteisminis tyrimas, kur ieškoma 50 milijonų, realiai išpilta į griovį 50 milijonų eurų, 256 milijonai eurų pradėtas pagal Seimo audito komiteto prašymą tyrimas dėl netinkamai panaudotų lėšų ir ministras drįsta sakyti, kad tai yra suplanuoti dalykai. Nuostolis valstybei yra planuojamas ir ministrui tai yra normalu. Ministras dangsto praėjusios vyriausybės ne tai, kad broką, kenksmingą veiklą valstybei. Ir jisai tęsia tą darbą. Visa tai, ką dabar čia sukėlė milžinišką visuomenės pasipriešinimą dėl nekilnojamo turto nusavinimo, teisėtai įsigyto, sumokėjus visus mokesčius turto nusavinimo, tai čia yra veikimas konkrečiai, ką minėjo gerbiamas Dobilas, pagal komunistų partijos manifestą. Veikimas komunistinis pono Šadžiaus ir visos vyriausybės glumina taip, kad net stebina, aš jums pacituosiu komunistų partijos manifesto kelis punktus. Žemės nusavybės ekspropriavimas ir žemės rentos sunaudojimas valstybės išlaidom. Dideli progresiniai mokesčiai. Čia ištraukos iš komunistų partijos manifesto, ką kartoja ponas Šedžius. Paveldėjimo teisės panaikinimas arba drakoniškas apmokestinimas, bet tai yra žingsnis į paveldėjimo teisės panaikinimą. Paskutinis punktas 10. Visuomeninis ir nemokamas visų vaikų auklėjimas. Čia Šakalienės buvusi vaikų atiminėjimo reforma. Ir dabartinės vyriausybės nariai, neturintys kompetencijų užimti pareigas, jie dirba pagal komunistų partijos manifesto išvardintus punktus. Ir neva tai niekas nemato, kad valstybė grūdama į visišką komunistinį despotizmą. Čia realiai pakartosiu dar kartą, manau, kad visi turėtų pradėti garsiai kalbėti apie pono Šedžiaus netinkamumą užimtom pareigom kaip minimum. Iš tiesų, prieš 35 metus, kai Lietuva kovojo dėl nepriklausomybės, atkūrinėjo ją, protingi žmonės sakė, komunizmas bandys atgimti įvairiais pavydalais ir labai sunku bus atpažinti. Mes privalome tam pasipriešinti ir nemažai Seimo narių tą supranta. Ignas Vėgėlė pasakys dalies jų poziciją dėl siūlomos mokesčių reformos. Ačiū labai. Visų pirma, dėkoju, kad pakvietėt dalyvauti į konferenciją. Girdžiu iš pilietinės visuomenės pyktį, tokį nerimą, kaip yra valdoma valstybė ir suprantu tai, kaip valstybė ir valdantysis elitas nesugeba įsiklausyti į piliečių nuomonę ir tikrai reikia padėkoti jums. Ačiū. Tik pilietinė visuomenė kol kas pristabdė visuotinio nekilnojamo turto įvedimą, tas yra akivaizdu. Tik pilietinė visuomenė ir jūsų dėka, jūsų pastangų, jūsų tokių iš tiesų surinkti kone 32 tūkstančius parašų, tai yra didžiulis darbas. Ir aš labai noriu tikėtis, kad jūsų šito užsispyrimo, jūsų šitos valios toliau veikti valstybės vardan
neužtildys jokios etiketės, pas mus yra įprasta ir po šitos spaudos konferencijos tikiu, kad bus, reiškia, klijuojamos etiketės ir jum, ir Seimo nariam, bet mano supratimu reikia visų pirma mylėti valstybę savo, netikėti tais paistalais, kuriuos bando įteikti mums, užsakytą žiniasklaidą viena ar kita, ir tiesiog galvoti apie tai, kaip geriausiai būtų Lietuvos žmonėm ir Lietuvai vystytis. O ką norėjau pasakyti plačiau šiek tiek iš Seimo pozicijos, iš Seimo nario pozicijos, matydamas, kas vyksta Lietuvoje ir kaip yra vykdomos reformos, tai žinot, bet kokia reforma yra vykdoma atsižvelgiant į tikslus, atsižvelgiant į laikmetį, į aplinką, įvertinus rizikas įvairias, įvertinus šalutinius poveikius ir taip toliau. Tai štai tikslas šitos visos reformos buvo gynyba, reiškia stiprinti gynybą ir surinkti mokesčius gynybai tam, kad galėtume stiprinti gynybai. Verslas, verslo asocijuotos struktūros ne vieną kartą skaidrėse visur kitur parodė, kad gynybai pinigų užtenka prie dabartinių mokesčių. Maža to, tik ką mes girdėjom gerbiamos Čibirienės vadovės asociacijos auditorių ir buhalterių, aiškiai labai pasakė, kad visų pirma reikia galvoti apie taupimą, apie tai, kur galima rasti lėšų, kurios yra net ir valstybės kontrolės ataskaitoje, audite valstybės atsispindi keisti skaičiai. 700 milijonų išleisti ne pagal tikslus ir neatspindėti tose eilutėse, 100 milijonų išvardinant 4 įstaigas valstybinės, kurios mano įsitikinimu ir ką sako valstybės kontrolė audite, apskritai negali būti vertinamos dėl to, kad netinkamai atliktas vertinimas, netinkamai atlikta apskaita, ne pagal audito standartus ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes kalbam apie 100 milijonų eurų. Ir žinot, kas man keisčiausia yra, kad mes dabar dalyvaujam dar vienoj reformoj, nuo naujų metų dalyvaujam dar vienoj reformoj ir ta viena reforma jau rodo, kad neapgalvotas mokesčių kėlimas, jis atneša ypatingai prastus rezultatus. Jeigu mes neatsižvelgiam į aplinką, Suomija mažina mokesčius tam, kad pritraukti ir skatinti ekonomiką, Estija tuo tarpu padidino mokesčius visiškai neseniai ir mes pamatėm, koks ištiko likimas Estijos ekonomikos, ar ne? Europos Sąjunga šiuo metu yra netoli recesijos ekonomikos, bent jau jinai yra stagnuojanti. Jungtinės Amerikos valstijos tuo tarpu ką sako? Sako, mes mažinsim mokesčius verslui. Ir visam šitam kontekste, kai neaišku, ar Jungtinės Amerikos valstijos nepakels muitų Europos Sąjungai, ir koks poveikis bus mūsų ekonomikai, vyriausybė suplanavo didinti mokesčius ir nekilnojamo turto, kurie yra ideologizuoti mokesčiai, aš su to sutinku, ir kartu mokesčius verslui. Ir žinot, aš pateiksiu pavyzdį, kurio niekas kol kas nepateikė ir aš kreipiausi į finansų ministrą, finansų ministeriją, prašydamas pateikti aiškius skaičius apie tai, kaip vyksta ta dabartinė reforma su akcizu dizelinui. Ir gavau atsakymą, beje, nelabai pilną, tai pats turėjau paskaičiuoti ir pateikti duomenis tuos, kurių mano supratimu iki šiol nieks neteikia. Iki šiol mes turime, ir jūs matote skaidrę, iki šiol mes turime duomenis kad padidinus akcizą, tiesa, šiek tiek krito apyvartos dizelinui, tačiau surinkimas dizelino yra akcizo yra tinkamas. Jisai auga, reiškia, vasarį mes praradimus turėjom, kovo jau yra akcizų mokesčio dizelinų augimas, ir balandį irgi dar 4% auga surinkimas į biudžetą akcizo, ar ne? Sausis specialiai yra eliminuotas dėl to, kad sausyje tie duomenys yra iškreipti, perkelti iš gruodžio dalis įsigijimų. Bent jau taip mes matome pagal skaičius, žiūrėdami iš metų į metų tendencijas, lygindami jas. Tai štai mūsų šios 3 mėnesius, vasaris, kovas, balandis. Žiūrėkit, kas atsitinka toliau. Sakiau jau, kad krinta drastiškai dizelino pardavimai. Vasaris 31%, kovas 19%, balandis 18%. Ir kas atsako finansų ministerija, nepaisant to, kad kritimas yra, bet dizelino
akcizo mes surinkam daugiau. Ne, tai yra melas. Žiūrėkit, kas vyksta toliau. Paskaičiuokim, kiek PVM surinko valstybė nuo dizelino. Tai yra tai, kas slepia finansų ministerija ir iš tų duomenų nepateikė, sakydama, kad mes neskaičiuojame pridėtinės vertės mokesčio atskiram kiekvienam produktui. Žiūrėkit, vasarį minus 32 beveik procentai, kova 20 procentų, balandis 20 procentų, minus PVM surinkimas per šiuos 3 mėnesius po to, kai buvo pakeltas dizelino akcizas. Kodėl? Dėl to, kad verslai pradėjo piltis dizelinį kurą užsienyje. Ir ką mes darom šitą reformą? Mes mažinam surinkimą mokesčių, toj pateiksiu bendrą lentelę, kaip atrodo bendras biudžeto surinkimas už dizelio pardavimus, ar ne? Ir kartu skurdinam piliečius dėl to, kad verslas pradėjo pirktis Lenkijoje dizeliną kurą, o piliečiai, mūsų piliečiai, jį brangiau perka Lietuvoje, nepaisant to, kad mes nesurinkam pridėtinės vertės mokesčio. Ir štai dabar matot pagrindinę skaidrę. Tai yra biudžeto pajamų pokytis, pridėjau akcizus su PVM ir mes turim štai kokius skaičius. Per 3 mėnesius Lietuva neteko 31 milijono eurų. Ir mes šiuo metu kalbame apie 14 milijonų nekilnojamo turto atnešančius mokesčius, kurie supriešina tautą, kurie yra ideologizuoti. Štai jums, 3 mėnesiai minus 31 milijonas Lietuvos biudžetui, tai, ko finansų ministerija nesako, slepia, sakydama, kad stebim situaciją, akcizų surinkimai didėja. Ne, bendras biudžeto surinkimas už dizeliną mažėja. Apibendrinu. Jeigu yra daromos reformos, nepagalvojant apie ateitį, nepagalvojant apie galimas rizikas ir grėsmės, apie kurias kalba absoliučiai visos verslo asociacijos, visos, kurios jaučia net ir paprastas Lietuvos žmogus, 32 tūkstančiai parašų ant stalo, kalba apie tai, kad sustokit daryti reformas, kurios didina mokesčius, bet surinkimai į biudžetą greičiausiai sumažins ir skurdins tautą. Reikia sustot, apgalvot, išanalizuot, o visiems, kas siūlo ir atneša tos mokesčių pakeitimus ir siūlymus, aš labai norėčiau, kad aiškinamosiuose raštuose būtų, čia jau aš labai techniškai sakau, bet aiškinamosiuose raštuose būtų ne tik, ką mes norėtum ir kaip mes planuotumėm, bet numatytos ir visos rizikos, kurios gali atsitikti. Scenarijai. Mes darom labai rimtus veiksmus, kurie turės poveikį ateičiai Lietuvai minimum 5 metus į priekį. Tai turim daryti labai atsakingai. Ačiū. Ačiū gerbiamam Ignui. Iš tiesų tai situacija yra dar blogesnė negu čia rodyta. Aš irgi rinkau panašius duomenis ir lyginau 2023 metus ir 2024. Tai 2024 metais akcizo surinkimas iš dizelino, palyginti su 2023, padidėjo daugiau kaip 10 procentų. Tai jeigu ne šita praeitos vyriausybės reforma, keitimas, mes turėtumėm ne tokį kritimą, bet augimą bent 10 procentų. Reiškia, tuos skaičius galime bent padvigubinti. Bet finansų ministerijai nepakanka kompetencijos ir padorumo, ji bando nuskurdinti Lietuvos gyventojus. Turiu dar 2 skaičius. Apyvarta dizelino Kalvarijos rajone krito 51 procentų per pirmuosius 3 mėnesius. Gražiai atliepia tai, kas pasakyta apie apyvartos iškeliavimą į Lenkiją, o gadinamą orą ir kelius paliekama mums Lietuvai. Ir Pagėgių rajone apyvarta krito 63 procentams. Tai tokiu būdu vyriausybė paremė Rusijos ekonomiką ir kontrabandininkus. Dėl to, atsižvelgdami į beveik 32 tūkstančius piliečių parašų, mes kreipsimės į vyriausybę, rinksime adekvačiai situaciją vertinančių Seimo narių parašus, prašydami sustabdyti visus mokesčių didinimo ar naujų mokesčių įvedimo planus, kol nebus atlikta išsami valstybės biudžeto analizė. Sumažinti biurokratinį aparatą, optimizuoti valstybės institucijų veiklą, užtikrinti skaidrų ir efektyvų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, užtikrinti institucijų
ir kitų asmenų atsakomybę už savo veiksmus. Jeigu vis šitas kreipimasis neturės rezultato, galvosime apie interpeliaciją finansų ministrui Šadžiui. Ir dabar turėtumėm atsakyti į klausimus, juos turime kelis. Pirmasis, laba diena, ar iniciatyva sulaukė pasipriešinimo, galbūt gavote kokiu nors įspėjimu, kokie kiti žingsniai po parašų pristatymo. Tai apie kitus žingsnius turbūt jau suspėjau atsakyti. Aš galiu atsakyti, kad ne, įspėjimų nesugavęs, pasipriešinimas yra tose ribose, kurios yra priimtinos. Nežinau, kaip gerbiamas Ignas arba tie, kurie rinko parašus. Aš gal trumpai dar pakomentuočiau, paantrinčiau tai, ką sakė gerbiami Seimo nariai apie dyzelino surinkimą. Yra toks Lafero dėsnis, ekonomikoje dėsnis, tai yra įrodytas, reiškia, dėsnis, kuris sako, kad didinant mokesčius, surinkimas į biudžetą didėja iki tam tikro taško, po to didinant mokesčius, surinkimas į biudžetą mažėja. Tai būtent šitas, reiškia, akcizo padidinimas akivaizdžiai įrodo, kad dėsnis veikia ir neapgaus nei komunistuojantis ministrai, nei komunistuojančios ministerijos veikėjai dėsnių. Lafero dėsnis, kas norit, galit pasižiūrėti, yra, pasigūglinkite, jeigu jau taip, ir nereikės diskusijų ir ministrui perduokit, kad toks dėsnis veikia ir egzistuoja. Kas liečia pasipriešinimą ir įspėjimą, tai truputėlį gerbiamas Ignas jau kalbėjo, kad bus klijuojamos etiketės ir buvo klijuojamos etiketės, renkant parašus, visaip gazdinant, kad čia jau gazdino ir Valių Ąžuolą, kad jūs už tokią antivalstybinę neva tai veiklą būsit įtraukti į sąrašus, o juk žinutės gavau, kad aš jau sąrašuose esu. Bet mes šiuo atveju atstovaujam, kaip matote, virš 32 000 žmonių ir čia tik dalis, nes dar dalis parašų keliauja link mūsų, žmonės nespėjo, žmonės nežinojo, nes žiniasklaida neinformavo apie parašų rinkimą. Ir aš net nebejoju, jeigu sisteminė žiniasklaida būtų nors kelias žinutės parašius, kad renkami parašai, šitoj dėžiai būtų ne 32 000, o 100 000 parašų. Ir jau Dobilas kalbėjo, kad kokie žingsniai bus toliau, mes tiesiog viešinsim, kaip kiekvienas Seimo narys balsavo, mes darysim susitikimus su kiekvienu Seimo nariu, jau buvo, kaip minėjau, su Panevėžio Seimo nariais ir paaiškėjo, kad jie nežino nieko apie tai, kas šiandien pasakyta šitoj spaudos konferencijai. Tai dėkui. Kitas klausimas, kokios nuotaikos Seime prieš planuojamą ketvirtadienio sesiją, ar bendradarbiaujate su kitus parašus renkančiais ir prieš nekilnojamąjį turto mokestį pasisakančiais asmenims, pasisakote prieš nekilnojamo turto mokestį pirmam būstui ir visiems, kokie būtų tolesni žingsniai, jei valdantieji liks kurti. Tai akivaizdu, kad valdantieji buldozerių ketvirtadienį viską prastums ir mūsų balsų, kurie prieš tikrai neužteks, tikrai mums reikia pagalbos iš piliečių. Mums reikia laiškų į Seimo narių pašto dėžutes, mums reikia taikių mitingų, reikalavimų, mums reikia plakatų, mums reikia žmonių pagalbos, mes vieni tikrai neatlaikysime. Taip, asmeniškai aš kontaktuoju ir su kita grupė, kuri rinko parašus prieš nekilnojamo turto mokestį. Taip, jie padarė gerą darbą, bet noriu, kad visi suprastų, kad tai yra apie 10% problemos nekilnojamo turto mokestis. Ar pasisakote prieš nekilnojamo turto mokestį pirmam būstui ar visiems, tai valdantieji nusileido dėl nekilnojamo turto mokesčio ir manau, kad mums reikia pirmiausiai pamatyti projektus ir tada galvoti, skaičiuoti ir kad atsakytume į šitą klausimą, kokie mūsų tolesni žingsniai, jei valdantieji liks kurti. Gerbiamas Ignas Vėgėlė norėtų pakomentuoti.
Aš tai galbūt šiek tiek atsakysiu, dar papildysiu, gerbiamas Rimai, jūs dėl nekilnojamo turto mokesčio pirmam būstui ir visiems. Mano supratimu, pats mokestis šitas yra ideologizuotas ir ideologinis ir todėl neturėtų būti jokio mokesčio nekilnojamam turtui. Apie ką galima būtų kalbėti, tai yra prabangaus turto mokestis, nes nekilnojamas turtas yra tik viena turto rūšis. Na, jų yra ir jachtų yra ir lėktuvų visokių, yra ir visokių kitokių dalykų. Tai jeigu mes įvesim prabangaus turto mokestį ir neįvardinsim, kad tai yra nekilnojamo turto mokestis ir laikysim, kad prabangus turtas yra tokios vertės, tuomet mano supratimu tauta ir piliečiai supras. Bet kai mes kalbam apie ideologizuotą patį mokestį, tai yra mokestį nuo to turto, tai yra nekilnojamo turto, kuris jau yra uždirbtas žmogaus jo paties pinigais, nuo sumokėtų mokesčių. Ir dar kartą mes norim, kad pilietis nuomotųsi tą turtą iš valstybės, kitaip tariant, mokėdamas tą nekilnojamo turto mokestį, tai mano supratimu tai yra tiesiog ideologija ir niekam tikęs mokestis ir nereikalingas. O kokie bus tolesni žingsniai? Tai tie patys kalbėtis su pilietinė visuomenė, prašyti pagalbos, kviesti visus, rašyti laiškus Seimo nariams, nes tai tikrai veikia, parašyti laišką Seimo nariui ir pasakyti, kad kolega, nepritariu tam, patikėkit manim, gal kas galvoja, kad tai neveikia, tai tikrai veikia, tai tą reikia daryti, rinkti parašus, tai čia titaniškas darbas, kurį atlikote jūs, o mes esame tarnai jūsų ir jūs surinkat parašus, jūs sakot, ką reikėtų, mes atstovaujam tautą, stengiamės girdėti tautą, įsiklausyti ir netitolti, taip kaip yra atsitikę. Dėja, bet su nemaža dalim Seimo narių, kurie atitolsta ne tik nuo paprastų piliečių, bet net ir nuo verslo asociacijų, kurios vienu balsu kalba apie tai, kad šita mokesčių reforma yra ydinga, nepagrįsta ir sukurs tik žalą. Ačiū. Dėkui. Ir dar vieną klausimą gavau. Kaip bus su verslo liudijimais, gal gerbiamos Daivos galėtume paprašyti atsakyti. Su verslo liudijimais yra įdomi situacija. Pirmadienį pasirodė naujas gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektas, kurį sukūrė Seimo BFK komitetas. Jį sukūrė ir ketvirtadienį, aš suprantu, teiks Seimo balsavimui, pažeisdamas teisėkūros pagrindų įstatymą, pažeisdamas jame nustatytą tvarką, kad jeigu tu keiti mokestinius teisės aktus, net ir nebūtinai mokestinius, bet mokestinius ypatingai, tu turi sudaryti galimybę visuomeniai apie juos diskutuoti, išgirsti visuomenės pastabas, atliepti jas, įsivertinti ir tada keisti, daryti pokyčius. Tai dabar verslo liudijimų pokyčiai laukia tokie, kad dabartiniu metu verslo liudijimas galioja, kai gyventojo pajamos neviršia 45 000 eurų per kalendorinius metus, o projektas sako, kad verslo liudijimas galios tik tai, jeigu pajamos neviršis 20 000 eurų per kalendorinius metus. Tai riba mažinama daugiau nei 2 kartus, ypatingai tai skaudžiai pajus prekybininkai, įsivaizduokim prekybininką, kurio metinė apyvarta, maksimali 45 000 eurų, apie kuriuos Finansų ministerija atsiliepia kaip negerus mokesčių mokėtojus, nes tiek daug padaro apyvartos ir nedaug sumoka mokesčių. Tai panagrinėkim tokį atvejį. Prekybininkas uždirba per kalendorinius metus, gauna pajamų 45 000 eurų, taiko 30% antkainį, tai jo antkainis, jo liekamas, tas net nepavadinčiau pelnu, bet kas lieka, pajamos minus parduotų prekių savikaina yra 13 000 eurų. 13 000 eurų padalinkime iš 12, gausime į mėnesį apie 1100 eurų, čia jam lieka pardavimo pajamos minus prekių savikaina. Bet iš tų 1100 jis dar turi sumokėti už kasos aparatą, jis turi sumokėti sodrai mokesčius, verslo liudijimo mokestį, jis turi sumokėti už prekyvietės vietą, jis turi dar patirti kitas išlaidas, aš jų visų neišvardinsiu, bet jos tikrai yra, patikėkit, yra, jis ne iš oro pardavinėja tas prekes. Ir transportas, ir kuras, ir dar prekės gali būti ir sugadintos, ir brokuotos, daug įvairių atvejų, tai mes kalbam, ką aš noriu pasakyti, kalbam apie tikrai nedaug uždirbantį asmenį. Duok Dieve, kad jo pajamos, grynosios pajamos jau po visų mokesčių atskaitimų bus apie 800-700 eurų. Tai tokiems gyventojams yra didinami mokesčiai.
Ir didinimo argumentas buvo dėl to, kad jie daug uždirba, jie uždirba beveik 2000 eurų per mėnesį. Nes BFK komitete, kai pristatė Skaistė Gintarė, tiesiog paėmė tas pajamas ir padalino iš 12 ir visai negalvoja, kad tie asmenys patiria sąnaudas. Tai toks neapmastytas siūlymas iš tikrųjų jau bus. Dėl jo balsuojama ketvirtadienį ir iš Seimo narių kažinkas, ar prekiauja su verslo liudijimais, tai jie sunkiai įsivaizduoja, dėl ko balsuoja. Ir diskusija praleista, teisėkūros pagrindų įstatymas pažeistas, tai siūlymas iš tikrųjų stabdyti tą balsavimą, nes tiesiog taip negalima. Tai ačiū gerbiamai ekspertai, ačiū piliečiams aktyviems ir tuos, kurie organizuoja, renka parašus. Ir taip pat ačiū sveiko proto Seimo nariams, kurie rūpinasi Lietuvą ir galvoja, kas Lietuvai geriau. Ir pabaigoje turbūt galime pasakyti gerbiamo Igno Vėgėlės kelių metų senumo šūkį. Kartu mes galime daug, po vieną mes negalime nieko. Ačiū uždėmesi.